Ir tikrai tokių užduočių bus, mano manimui. Pamatysit, ir aš pamatysiu, bet įdomu man. Vat, rytoj patikrinsim, ar teisingai sakiau. Turbūt matėt ne vieną kartą ir čia iš 25 metų tas sankirta, sąjunga ir bla bla. Tai labai greitai. Sąjunga, jeigu jūs turit A ir B, tai čia reiškia, jūs turit viską pažymėti į atsakymą. Ir kas priklauso A ir kas priklauso B. Sankirta yra tas, kas yra per viduriuką. Sankirta, ta prasme, kas bendro yra su A ir B. Ko bendro turit. Ir tada yra dar toks dalykas, kuris yra, sankirta yra tokia U raidė apversta. Ir dar yra vienas dalykas skirtumas. Tai čia tipo A minus B. Ir jeigu mes turim čia A, turim čia B, tai tada nuo A elementų, nuo A turėjom čia, reikia atimti, kas yra B. Galiu atimti, kas bendro. Ir tada liks tik tas grinai, kas tik A priklauso. Tai dažniausiai duoda intervalą jums, va čia, va. Ir kaip užtikrint, aš suprantu, kad čia ne elementai, gali būti elementai. Jeigu duoti elementai, tai tada figūrinės skliaustus pamatysit. Ir ten bus 1, 2, 3, ten 10, čia reiškia, kad elementai. O čia yra intervalas, tai reiškia, ten visi skaičiai nuo vieneto iki trejeto, tai be galo daug tų skaičių. Tai kaipgi čia pažymėti, kas yra bendro? Mano pasiūlymas jums tiesiog visada nubraižyti aibę A, ir po aibę rašyti B. Ir pasižymėti. Vienetas, čia 3, įskaitinai, dėl to aš va taip darau. Ir pažymėti savo va taip, va. Čia A elementai, o B elementai, dvejetas kažkur čia būtų, bet žiūrim, kad logiškai būtų su to, kas viršui. Ir 6 kažkur čia, va, neįskaitinai. Kadangi man reikia pažymėti sankirtą, čia yra kas kartojasi ir ten, ir ten. Tai aš pasižiūriu tiesiog, kas kitas spalva paims. Pasižiūriu, kas kartojasi ir kartojasi čia ir čia, va šitas intervaliukas, kas yra bendro. Va tas yra bendro. Ir dabar klausimas, ar dvejetas eina ar neeina. Dvejetas čia buvo. Ir A elementai irgi buvo, tai reiškia įeina įskaitinai nuo dvejeto dabar iki 3. 3 čia buvo, įėjo ir čia irgi viduj buvo, reiškia iki trejeto, irgi įskaitinai. Tai va, bet čia taip labai greitai, aišku, ten būna niuansų, bet neskubėkit, tas vienas taškelis nėra sudėtingas, nubraižykit savo ir būtinai atkreipkite dėmesį ir į šitus galus. Nes būna kažkas įskaitinai, kažkas ne, bet jeigu įsivaizduokim, kad tas, tarkim, trejetas būtų čia tuščias, va čia būtų va taip, tarkim. Tai tada trejetas į bendrą, kaip čia sankirtą, neįeina, nes šitas dalykas B aibė tai turi trejetą, ok, bet A neturi. Tai reiškia, tada būtų atsakymas, kad trejetas pats, jis į sankirtą neįeina. Bet vat labai atsargiai taip vieną po kito nubraižykit ir tikiuosi, kad viskas bus tvarkoj. Ir logaritmai dažniausiai nelygybės būna lygtis, bet tiesiog būna kiekvienais metais. Pažiūrėkit, į ką atkreipdėmėsi labai greitai. Pradedat nuo apibrėžimo srities, aš taip šiandien labai greitai sakau, D nuo F. Kada matot logaritmą, prašau, nepradėkit spręsti iš karto. Pradėkit nuo apibrėžimo srities. Šiaip taip visur reikia daryti, bet logaritmuose, tai tikrai. Matot logaritmą, ką aš šneku apie apibrėžimo sritį. Pas logaritmą yra tokia taisyklė, kad A pats skaičius neturi būti lygus 1 ir turi būti didesnis už 0 ir B didesnis už 0. A skaičius, čia viskas tvarkoj su A, nes yra 0,7, tipo viskas ok. Dažniausiai apibrėžimų sritis va čia, aš nežinau, kas čia gausis. Tai mes pradedam nuo to, kad jūs šalia rašot, kad x plus 1 turi būti daugiau už 0. Čia apibrėžimų sritis labai, prašau, pradėkit nuo to, jūsų visi atsakymai bus neteisingi, jeigu jūs nepažymėsit apibrėžimų srities. Gausit 0. Net jeigu teisingai išsprendėt, jūs atsakymą teisingai neįrašysit. Tikrai gaila. Tai žiūrėkit, x turi būti daugiau už minus vienetą. Vsio, čia yra jūsų apibrėžimo sritis.
ir tik tada galit spręsti. Tai tokia taisyklė, prašau labai, rytoj, nu, šiandien sakau, rytoj rašysit, tai gal nepamiršit. Pradėkit nuo apibrėžimo srities, pažymėkit, jeigu čia irgi bus kažkoks x, tai ir šitą x irgi reikia pažymėti, kad jis daugiau už nulį. Tada bendrai reikės sujungti, bet čia aš labai greitai šiandien aiškinu. Ir tada sprendžiam. Ir antras dalykas, kurį nereikia pamiršti, kad čia viskas stovi labai gražiai, log 7, log 0,7, tobulą, tipą galim naikinti logus jau ir parašyti, kad tik liko x plus 1 ir šitos pusės 2. Bet kada yra nelygybė, reikia atkreipti dėmesį į ženklą. Šitas ženklas gali keistis arba ne. Tai šitas ženklas keičiasi į kitą pusę, jeigu va čia, kur yra pagrindas, va čia yra skaičius a yra pagrindas, nuo 0 iki vieneto, trumpmena, nuo 0 iki vieneto, tada reikia keisti kitą pusę ženklą. O jeigu yra daugiau už vienetą, tai tada nekeisti. Tai žiūrėkit, čia man reikia pakeisti ženklą ir spręsti aš turiu šitą dalyką. Tai jeigu nepakeisit vėlgi, viskas neteisinga, bet taip lengva yra tiesiog pažiūrėti, koks pagrindas ir pakeisti arba nepakeisti, viskas. Pradedam nuo apibrėžimo srities ir po to tiesiog žiūrim, koks ženklas, kada naikinat logaritmus. Ir žiūrėkit, pačio sprendimo tai čia vos nėra vienetas. Ir pabaigoj, kodėl mes rašėme apibrėžimo sritį? Nes reikia sujungti, jūsų atsakymas yra čia ir jūs, jeigu tik atsakymą parašysit, bus blogai. O jūsų apibrėžimo sritis čia reikia sujungti. Ir kaip sujungti, aš siūlyčiau jums braižyti. Atsakymas yra čia, mažiau už vieneto. Nu, jeigu sunku kažkam taip nuspręsti, tai atsakymas čia. O čia yra apibrėžimo sritis. Daugiau už minus vienetą. Ir į atsakymą mes rašom tik, kas yra bendro. Nes mums pasakė, kad tikrai visi x-ai turi būti daugiau už minus vienetą. Ir žiūrėkit, bendras tas atsakymas, tai jis visgi bus x priklauso, čia jau atsakymas nuo minus vieneto iki vieneto ir viskas neįskaitiniai. Ir įsivaizduojat, jūs tik išsprendėt ir gavot x mažiau už vienetą ir teikėt čia į atsakymą. Nu, kiek taškų jūs gausit? 0. O įsivaizduokit, dar ženklą pamiršot. Nu tai 0. O jums atrodo, kad kaip labai paprasta. Ten buvo, net tvarkyti nereikėjo nieko su logaritmus. Čia log ir čia log, tipo tobulo. Tai va, tai būkit labai atsargus per egzaminą. Šiandien sakau, rytoj rašot. Nuo apibrėžimų srities pradėkit, jau 1 tašką gausit. Net jeigu išspręsit neteisingai, prašau, pradėkit nuo apibrėžimų srities. Ypač jeigu matot log. Tai va, tai tokie būtų mano patarimai, paspręskit dar kažką, šiaip labai daug nestresuokit. Nu, dėl to, kad ką jūs jau galit padaryti per vieną dieną, nu šiaip, jūs galite tik daugiau kažko paspręst, bet eikit normaliai miegot, nebijokit jūs to egzo, praeis jis ir praeis, pasaulis tikrai nepasikeis, niekas gyvenime nepaklaus jūsų, kiek jūs gavote iš matematikos. O jeigu paklaustų, čia reiškia žmogus tik mokykloje užstrigo kažkur, tai žinokit, niekas normalus, tai darbe niekada gyvenime neklaus, kiek jūs gavote iš matematikos, arba, nu sakau, arba net apie universitetą niekas nešneka darbe, kiek tu gavai už diplomą. Nu, visiems neįdomu, visiems įdomu tik koks tu žmogus ir ką tu gali padaryti. Tai va, tai su tokia mintim ir eikit ir egzaminą, pasistengkit aišku, bet padarykit maksimum, bet kaip jau bus, tai bus. Tai mano tokie palinkėjimai jums ir tada aš bėgu toliau dėstyti, o jums sėkmės ir jeigu bus kažkokių tokių konkrečių klausimų, kažkas spręsit, ten vieną vietą nesigaus, tai galite tame čiate rašyti, naudokit tą čiatą kaip irgi kažkokį suorsą bendravimui, gal kažkas atsakys, pasidalinkit sprendimais, kodėl ne, nu, jeigu norit, tiesiog agituoju naudotis čiatą. Tai viskas, tada baigiu įrašą ir sėkmės jums rytoj. Ačiū labai. Viso.